Nijolė Kudabinė. Laiškai mano bendramžiai. Apie knygą. Laiškai mano bendramžiai – pirmoji Nijolės Kudabinės knyga. Knygoje sudėti 6 laiškai bendramžiams. Apie pokyčius ir mokymasi būti laimingai. Apie ribas ir taisyklės. Apie tai, kaip nepasiduoti. Apie veikimą ir tikslą. Apie atjautą ir kada laikas senti. Įtaigiai pasakojamos neišgalvotos istorijos, sujungtos su pozityviaja psichologija, padeda suprasti ir spręsti kasdienės problemas, įkvepia augti, tobulėti ir šitaip žingsnelis po žingsnelio mokytis būti laimingomis. Knyga subalansuota vyresniems skaitytojams, tačiau aktuali ir naudinga įvairaus amžiaus žmonėms, atsidūrusiems gyvenimo kryžkelėje ar ieškantiems atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Skaito autorė Nijolė Kudabinė, garso režisierius Jaroslav Sankovski. Pratarmė. Kas padeda pasiruošti pensijai, senatvei? Nuščiuvau ne per seniausiai sulaukusi tokio klausimo. Niekada apie tai nemąsčiau. Vis dėlto intuityvus atsakymas buvo toks. Niekas nepadeda. Tai, kaip mes gyvensime sulaukę vyresnio amžiaus, greičiausiai priklauso nuo mūsų pačių. Taip, nes išėjimas į pensiją atspindi mūsų požiūrį į gyvenimą ir tam tikrus įpročius, kuriems formuojantis didelę įtaką turėjo šeima, mokykla, vaikystės draugai, kolegos ir vadovai. Į tą vyresnį arba brandų amžių ateiname su viso gyvenimo patirtimi. Sutinku daug įdomių vyresnio amžiaus žmonių ir žinau, kad jų gyvenimas iki pensijos neapsiribojo tik profesinė veikla. Jie gyveno aktyviai, įdomiai, daugelis turėjo savo mėgstamą veiklą, tad natūralu, kad ir toliau taip gyvena. Kai kurių jų veiklos sritis pasikeitė, tačiau požiūris į gyvenimą ir save nepakito. Jie ir toliau išlieka aktyvūs, smalsūs ir atviri naujovėms. O jei visas mūsų gyvenimas apsiribojo tik profesinė veikla, jei vakarus ar savaitgalius leidome prie televizoriaus, kasgi mūsų laukia atsisveikinus su aktyvia profesinė veikla? Matyt, sofa ir televizorius. Ar tokio gyvenimo pakanka, kad jaustumės laimingi? Jeigu norime įdomesnio, įvairesnio ir laimingesnio gyvenimo, galbūt atėjo laikas ką nors keisti? Taigi mūsų gyvenimui reikia bent trupinėlio prasmės. O nuo ko pradėti? Taip ir gimė mintis parašyti knygą savo bendramžiams, pasidalyti savo mintimis ir atradimais apie tai, kaip gyventi tokį gyvenimą, kokio nori, nepriklausomai nuo amžiaus. Žinau, kad paieškojus galima rasti ne vieną knygą, kurioje išsamei aprašoma tam tikra žingsnių seka, atskleidžiami būdai ir metodai, kuriais remdamasis kiekvienas panorėjęs gali pradėti keisti savo gyvenimą. Tik skaityk, mokykis ir daryk. Taip pat iš patirties žinau, kad ne visiems patinka tikslus metodai, žingsniai ir griežtas nuoseklumas. Tad norėdama paskatinti leistis į pokyčių kelionę, pasirinkau šiek tiek kitokį būdą. Rašysiu jums laiškus, dalysiuosi savo atradimais ir pasakosiu istorijas. Tikiuosi, kad jos paskatins jūs mąstyti, įtikins, kad viskas įmanoma, suteiks daugiau pasitikėjimo, padės įžvelgti naują gyvenimo kryptį. Viena mano pažįstama Facebook'e paskelbė savo tetulės mintį apie šypseną. Nesijaudink, sakė tetulė, aš irgi išmokau šypsotis tik apie 70-uosius savo gyvenimo metus. Išmoksi ir tu. Pagalvojau, kad šypsotis vertėtų pradėti mokytis gerokai anksčiau. Kam taip ilgai laukti? Įžanga. Alanas Kastelis sakė taip. Galima sakyti, kad mūsų jaunystė ir vidurinio amžiaus metai yra tam tikras mokymosi laikotarpis, skirtas malonumui patirti vyresniame amžiuje.
Žmogaus amžių įprasta matuoti metais. Ta visi žinome. Tačiau dažnai dėl įvairių priežasčių vis iškyla klausimas, kiek metų sulaukia žmogus dar yra jaunas, o kada jau laikoma senu. Mokslininkai teigia, kad į tokį klausimą atsakyti beveik neįmanoma, nes pasirodo žmogus pradeda senti nuo 15 metų. Pirmiausia, pradeda senti mūsų nervų sistema ir psichika. Nuo 15 metų ima silpnėti mūsų regėjimo, klausos, uoslės, lytėjimo ir skonio organai. Pasaulis pradeda atrodyti netoks ryškus, įvairiaspalvis ir šviesus. Sulaukus 20 ima silpnėti mūsų aktyvumas, mąstymo, intelekto lankstumas, o perkopus 30 palaipsniui blėsta mūsų jausmai ir potraukiai. Tiesa, mes to nepastebime, nes psichiškai senti tai viena, o fiziškai kita. Antra vertus, tyrimai rodo, kad iki pačios giliausios senatvės mūsų psichika vis turtėja, daro sudėtingesnė, o dvasinis gyvenimas tampa turtingesnis, nors kūnas jau ir silpsta. Pavyzdžiui, mūsų mąstymas jau netoks aktyvus, užtat mes mokame geriau mąstyti ir greičiau rasti reikalingus atsakymus. Mūsų jausmai darosi silpnesni biologiškai, tačiau metams bėgant jie tampa vis sudėtingesni, gilesni. Jausmai gali susilieti į kompleksą, stiprindami vienas kitą, todėl jie mus labiau veikia. Dar viena gera žinia yra ta, kad skirtingai nuo biologinės mūsų psichinė jaunystė gali vėl sugrįžti. Gali ateiti antroji ir trečioji jaunystė. Tai patiriame patys arba maloniai nustebina draugai, sakydami, kad vėl jaučiasi kaip jaunystėje. Pasirodo, jaunystę galima atgaivinti. Galime užsikrėsti jaunatvišką psichikos būseną. Tai paaiškina, kodėl kai kurie jauni žmonės būna dvasiškai pasenę, o jauni jaučiasi jaunatviškai. Akivaizdu, kad dvasiškai pasenti galima įvairiame amžiuje. Deja, pasak daktaro Vytauto Valevičiaus, daugelis europiečių vis dar naudojosi blogos senatvės įvaizdžiu. Manoma, kad pasenęs žmogus arba eina iš proto, arba blaškosi po pasaulį, jei sveikata leidžia, arba užsidaro, užsisklendžia ir tūno savo. Vyrauja įsitikinimas, kad visi vyresnio amžiaus žmonės serga ir todėl labai irzlūs bei nedraugiški. Kitaip sakant, juos reikia nurašyti, nes jie tapo visuomenės balastu. Tai kokiegi požymiai mus įspėja apie artėjantį senėjimą? Jau minėtasis daktaras Vytautas Valevičius, pasiremdamas kai kuriais moksliniais tyrimais, pateikė šiuos svarbiausius senėjimo požymius. Pirmas – socialinių ryšių mažėjimas. Antras – asmens veiklos ribų augimas. Trečia – pernelyg didelis savarankiškumo atsisakymas. Atrodo, kad norint ir sulaukus vyresnio amžiaus gyventi visavertį gyvenimą, reikia ne tiek jau daug. Sveikai maitintis, daugiau judėti, bendrauti su visomis amžiaus grupėmis, neužsisklęsti savyje ir nuolat tobulėti. Kaip manote, ar šito pakanka, kad vyresnio amžiaus žmogus būtų laimingas? Atsakymo į šį klausimą ieško daugelis iškilių mąstytojų ir mokslininkų. Viena jų – Mary Anna Evans, žinoma XIX amžiaus anglų romanistė, poetė, žurnalistė ir vertėja, kūrusi slapyvardžiu Džordžas Eliotas. Daug metų nagrinėjo laimės gyvavimo ciklą ir stengėsi suprasti, kodėl esame laimingesni vyresnėme amžiuje. Ir ji neklydo. Šiuolaikinis mokslas įrodė, kad vyresnio amžiaus žmonės yra laimingesni. Behavioristinis ekonomistas Andrew Osvaldas kartu su kolegomis nustatė, kad maždaug nuo paauglystės mūsų laimės pojūtis pradeda mažėti ir mažėja iki 4 dešimtmečio vidurio. O nuo 5 dešimtmečio mūsų laimės jausmas vėl ima sparčiai kilti. Ši išvada prieštarauja įprastai prielaidai, kad mes 60-mečiai ir 70-mečiai esame mažiau laimingi ir patenkinti nei 30
ar 40 metų žmonės. Mokslininkas Jonathanas Rauchas teigia, kad pasitenkinimą gyvenimu galima įsivaizduoti kaip U formos kreivė. Kairioji kreivės šaka prasideda gana aukštai ir jie atspindi laimės lygį vaikystėje, kai pasaulis atrodo lyg vienas didelis, nuostabus pramogų parkas. Dešinioji kreivės šaka, vaizduojanti laimės lygį senatvėje, aukščiausiai pakilusi. Ties 40 ar 50 metais mūsų jėga, potencialas ir produktyvumas yra didžiausi, tad turėtume ir jaustis laimingiausi. Tačiau laimės lygis tuo amžiaus tarpsniu yra pačioje kreivės apačioje. Deja, pasitenkinimas gyvenimu yra mažiausias. Tyrimai parodė, kad žmogui senstant, jo pasitenkinimas gyvenimu gerėja, nors jo fizinė sveikata ir blogėja. Mokslininkai tai aiškina tuo, kad vyresni žmonės geriau valdo emocijas ir geba koncentruoti dėmesį į tikrai jiems svarbius ir prasmingus dalykus, pavyzdžiui, į artimus santykius. Negatyvią informaciją dažnai linkę ignoruoti arba nuvertinti, tad rečiau jaučia liūdesį ir beviltiškumą. Dar viena geros savijautos priežastis – susitaikymas. Daugelis vyresnio amžiaus žmonių supranta, kad to, ko nepasiekė, jau niekada ir nepasieks. Todėl nustoja jausti nerimą dėl ateities. Jie tiesiog gyvena ir vertina tai, ką turi. Blogiau jaučiasi tik tie, kurie gyvena praeitimi arba ateitimi. Laimės pojūčiui labai trukdo ir blogas emocijų valdymas, pykčio, nerimo ir nusivylimo jutimas. Vis dėlto tokia savijauta nepriklauso nuo amžiaus. Taip jaustis gali ir jauni žmonės. Išvada tokia. Jeigu žmonės nori jaustis geriau sulaukę vyresnio amžiaus, jie visą gyvenimą turėtų mokytis valdyti emocijas ir gyventi dabartimi. Mokslininkai taip pat teigia, kad laimės didėjimas metams bėgant gali būti susijęs su mintimi, jog laimės jausmas, kaip ir raumuo, auga treniruojantis. Kita vertus, jei laimė yra įprotis ugdytis, tai yra ir priešingai. Įprotis būti nelaimėje, nuolatinėje kančioje. Mary Anna Evans rašė, kad sąmoningai ar nesąmoningai žmogus įpranta būti nelaimingas. Kam skirsime daugiau dėmesio, tą ir turėsime. Juk viskas atrodo labai aišku, kai kalbame apie išvaizdą. Jei jaučiuosi stora ir nebepatinku sau, žinau, kad norėdama pakeisti išvaizdą turiu peržiūrėti savo mitybą ir daugiau sportuoti. Matyt nepakenktų ir pakeisti šukuoseną bei aprangos stilių. Vis dėlto, pirmiausia turiu pati sąmoningai norėti keistis, nes pokytis pareikalaus tam tikrų mano pastangų. Lygiai taip pat galiu pagalvoti, ką turėčiau padaryti, kad būčiau laimingesnė. Tik aš pati galiu nuspręsti, ar noriu mylėti ir džiaugtis, ar bijoti ir kentėti. O nusprendusi, turiu pradėti tai daryti. Jei jau žinome, jog tai nėra neįmanoma misija, vadinasi, turėtume mokytis būti laimingi, kad sulaukę vyresnio amžiaus iš tiesų jaustumės laimingi. Tiesa gali būti, kad tas mokymasis truks visą gyvenimą, nes gebėjimui įžvelgti laimę išsiugdyti reikia laiko, praktikos ir sąmoningumo.